Man, aišku, tiesiogiai, kaip ir pats pavadinimas sufleruoja, tai yra apie atsisveikinimą, bet taip pat ir apie išėjimą ir apie mirtį. Bet tuo pačiu šitas temas analizuojant scenoje, iš tikrųjų dar man ir yra apie susitikimą. Susitikimą vat, būtent su ta mirties išėjimo tema ir tiesą pasakius įdomu per šią temą suvokti ne pačią mirtį, bet ką mes galime iš tos mirties pasimti ir išsinešti į gyvenimą, kol esam gyvi. Spektaklio procesas vystosi tiek galbūt labiau įprasta, aišku, verbalinė kalba, bet taip pat ir judesio ekspresija. Nedėčiau labai didelio, kaip pasakyti, brūkšnio, kada baigėsi tekstas, kada prasideda judesys. Spektaklio režisierius, tiesą pasakius, yra nuostabus judesio ekspertas, labai organiškas, tad kartais, būdamas repeticijoje, svarstau, kągi aš čia veikiu, bet iš kitos pusės man atrodo, kad mes vienas kitą puikiai papildome ir aš save galbūt labiau įvardinčiau šiame spektaklyje net ne kaip choreografo, gal judesio režisierių ir tiesą pasakius ieškau vietų, kaip tą judesį nepadaryti šokiu, bet kad judesys pratęstų mintį. Įkvėpimas ateina iš pačių aktorių, nes neretai pirminiai tie sprendimai pasąmoningi, jie būna teisingiausi, nes man atrodo, ko scenoje siekiame, tai nesvarbu, ar tai būtų superrealistiškas spektaklis, ar būtų kažkoks fantasmagoriškas, man atrodo, organika yra labai labai svarbu ir kartais aktoriai patys pasufleruoja tam tikrus judesius ir kartais nenori jų sustabdyti, nes kai sustabdai, galvo, ką aš čia padariau, ką aš čia tokio gero padariau, ar kaip čia turėjo būti. Turime, kadangi tikrai pakankamai plačią komandą, kiekvienas aktorius turi šiaip savo labai skirtingą fizinę faktūrą ir iš gyvenimo atsinešamą, ar ne, savo judesių tą choreografiją. Tai mano tikriausiai didžiausias indėlis yra padėti jiem išplėtoti tą jų judesinę kalbą, ar ne, verbalinę, kurią jie galėtų organiškai naudoti viso spektaklio metu, ne tik tais tam tikrose, kurios yra konkrečiai suchoreografuotos dalis, bet kad viso spektaklio metu tai taptų jų minties pratęsimo įrankiu ir jiem nereikėtų apie tai net galvoti, bet jie būtų tame personaže dar giliau ir dar ekspresyviau, ne tik verbaliai, ne tik mintimis, bet ir kūnu. Atsisveikinimas ar mirtis turi tam tikrą tokį, kaip aš sakyti, rimties ar gedėjimo ar kažkokio tokio rituališkumo elementą, kad tai yra apie mąslumą tam tikrą, tai man atrodo vienas irgi iš raktinių tokių raktinių elementų, apie ką nuolat galvojam su choreografu, su režisieriumi Aleksandru, kad judesys šiuo atveju yra tas užpildyti pauzes ar ištęsti laiką. Man regis šis spektaklis, ką jisai gali pasiūlyti, tai būtent ateiti, pabūti su šia tema ir išėjus iš teatro norėti labiau gyventi ir vertinti gyvybę. Kaip išnykti visiškai. Čia jau reikėtų remtis įvairiom religiniam dogmam ir panašiai, nežinau, kuriai religiniai dogmai aš priklausau, bet aš labai norėčiau tikėti tuo, kad nors tai gąsdina kartais, kaip pagalvoju, aš nežinau, ar norėčiau visiškai, tiesą pasakius, išnykti, bet ta baimė, kad kai kažkas tai baigėsi, o tu lieki toj kažkokioj dideliai erdvėj, beoriai, belaikiai, ką tada su tuo visu daryti, tai... Bet ir nežinau, tai aš
galvoju apie vat, būtent galbūt ne kaip visiškai išnykti, o tada mąstau, kaip pilnavertiškai gyventi, kad kai viskas, jeigu baigs ir visiškai išnyksiu, nebūtų jokio gailesčio, kad kažko tai nepadariau, kad kas ir skamba galbūt labai, kaip pasakyti, klišiškai, bet iš tikrųjų, kad prieš pat tą akimirką žinočiau, kad daugiau mažiau padariau viską, ką galėjau, ir tada tas išnykimas būtų, vat, ramybė tikriausiai būtų, visiškas išnykimas, kaip išnykti ramiai, tai ramiai priimti dalykus, ramybėje, harmonijoje būtų, ko gero.